Prabudus vieną rytą supratau, kad taip daugiau gyventi nebegaliu ir reikia pradėti kažką daryti, kažką keisti. Nebegaliu daugiau slėpti savo problemų po alkoholiu, reikia pradėti investuoti laiką ir jėgas į save, norint gerai jaustis. Tada prisiminiau, kad kažkur Facebook'e mačiau tokį žmogų vardu Irmantas, jisai pasivadinęs Lions Fitness, kuris padeda žmonėm ne tik numesti kilogramus, padailinti kūno formas, bet ir jaustis labai gerai, psichologiškai, nevarginant savęs jokiomis dietomis. Nes dirbant autobuso vairuotoja, ne tik šikna auga, bet ir nervai po truputėlį senka, vis artėja ta jau kritinė diena, kai bus karakiri kažkam. Ir kai man Irmantas atrašė, pasakęs, kad jisai man padės, aš taip apsidžiaugiau, galvojau, viskas, po galais dabar prasidės naujas gyvenimo etapas, kurį lydės tik tai džiaugsmas, laimė ir gera nuotaika. Bet jisai man sako, pirmiausia, kad viską pradėti, reikia man tavo metmenų. Žodžiu, paimk metrą ir įsimatuok. Nu ir ką? Neturiu aš metro. Nuvažiavau į parduotuvę, prisipažinsiu. Apie savo metrą. Ten jie kabėjo tokie papiriniai vienkartiniai prie paveikslo. Bet galvoju, gerai man bus. Atsivežu namo ir ką? Ir neužtenka to metro. Neužtenka metro. Metras nesueina. Tai kaip man išsimatuoti savo apimtis, jeigu net metras nesueina, neapsigaubė. Tu peklam, bet dabar tai padvigubėjo problemų. Atsakau. Žodžiu, nenumetus dar nei gramo, bet jau padvigubinus, o gal net ir paketurgubinus savo problemas, kreipiuosi jūs, mano meilės. Padėkit man, prašau, palaikykit mane, duokit man kažkokią, nežinau, spyrį iš šikną, kažką tokio, kad aš toliau eičiau, nenustočiau. Ir jeigu jau pradėjau su Lion Fitness, tai ir eičiau iki galo, bent jau kokį mėnesį. Ir pasidalinčiau rezultatais, kaip keičiasi mano smegenų veikla ir kaip keičiasi mano kūnas. Prašau, padėkit man. Man reikia jūsų moralinio palaikymo. Ačiū labai. Bučiuoju, myliu ir iki pasimatymo.